tas streamas. Žodžiu, tai va, tai dabar šiek tiek naujienų, nes naujienų šiaip iš tikrųjų tai nemažai. Per pastarąją savaitę buvo strateginiai tokie ėjimai labiau atlikti, mažiau prekybos, daugiau strateginių ėjimų. Tai pirmas dalykas turbūt tuomet, ką ir jau girdėjot paskutiniu metu ir TikTok ir panašiai, tai yra Trade Flow giveaway, ar ne? Tai dar kartą pakartoju, nes buvo nesusipratusių šiek tiek ir komentaruose, kad tam, kad dalyvauti giveaway, reikia depozitinti ten pinigų į tą brokerį. Ne, nereikia. Ta reikės daryti tiems, kas norės dalyvauti trading competition'e, apie kurį papasakosiu vėliau. Žodžiu, giveaway yra tiesiog ateinat į šitą saitą, čia užsiregistruojat, suvedat vardą, pavardę, e-mailą, šalį, labas Ignai. Tuomet einat į vieną iš mano postų arba X arba Instagrame ir komentuojat, pataginant draugus ir pasekat Trade Flow. Žodžiu, arba Instagrame arba X Trade Flow app. Ir automatiškai iš karto bus ir automatiškai bus viskas, jūs busit priregistruoti prie giveaways. Tai kol kas žinau, kad užsiregistravo 57 žmonės, kas yra tikrai nedaug, tai šansai laimėti ganėtinai nemaži. Tai dabar vėlgi prizas bus kešų, grinųjų pinigų prizas. Nieks net neš grinais, nepadės popierinių kupiūrų. Tai bus grinųjų prizas, kur kodėl darom šitą giveaway? Nes ne visi gali turėti, ne visi, kas nori dalyvauti competition'e, turi $1000, kurį gali depozitinti į brokerį ir su jais dirbti visą mėnesį ir, žodžiu, bandyti patekti į tos top 25 tam trading competition'e. Tai mes tiesiog duosim tą, kaip sakant, entry, vienam iš jūsų entry, žodžiu, tą $1000 padepozitinsim ir galėsit jūs tiesiog iš to brokerio išsitraukti į savo banko sąskaitas ar dar kažkaip ar kripto ir panašiai. Bet esmė, kad mes pakaverinsim tiesiog į turnyro entry, kai turnyras prasidės spalio 1 dieną. Vienam iš jūsų. Ir žinau, kad šnekėjau su Trade Flow, žodžiu, valdžia. Tikriausiai bus dar ne vienas. Čia tas giveaways, tai nenusiminkite, jeigu nelaimėsit. 13 dieną bus už 4 dienų paskelbsim, kas laimėjo. Visą tai dalysim viešai, užtaginsim ir panašiai, žodžiu, parodysim viską. Ir tada su laimėtoju susieksim. Nereikia įsimesti. Jei tam, kad dalyvauti 50 000 tam trading competition, apie kurį tuoj pašnekėsiu, tai taip reikia, nes turim, ta prasme, dalyvaujam su savo kapitalu. Bet tam, kad šitam giveaway nereikia nieko mestis, tik tai užsireginti. Tai tik užsireginat, tai čia tai giveaway vieną ką ir darom, kad tam, kad nereiktų savo pinigų, mes už jūs tą entry fee kaip ir sumokėtume. Tai čia dėl giveaways, o dabar dėl pačio trading competition'o, tai šiaip tiesiog pristatau Trade Flow, kas Forex'e jau, kas šiaip tradina nemažai, tai žino MyFXBook, tai žodžiu MyFXBook yra tokia kaip ir senovinė versija viso šito ir Trade Flow yra tiesiog šių laikų AI powered, žodžiu, performanso trekinimas, kaip ir MyFXBook, bet dėl ko keičia MyFXBooką, vien dėl to, kad MyFXBook'e įmanoma žodžiu, falsifikuoti savo prekybos duomenis. Tai We Trust Capital Management, ar ne, tas hedge fundas, su kuriuo dirbam, žodžiu, čia jie yra kūrėjai viso šito projekto ir šis projektas yra, ir čia žinutė tiems, kas tikrai rimtai ruošiasi tradinti ir kažkokią karjerą iš to daryti, tai per čia, ar ne, jie matys jūsų statistikas realias ir potencialiai susisieks, kam pasiūlyti kažkokią tai karjerą ir panašiai. Čia bus toksai, kaip sakant, pirma vieta, per čia jūs savo CV darysitės.
nes niekam neįdomu, kiek per challenge'us tenais, kas kokius payoutus gauna, nes tieks nemato, kiek tu ant tų challenge'ų išleidė. Žinau, pagal save lygiai taip pat, kad, ta prasme, jeigu tik payoutų būtų suma ten tokia, tai būtų labai gerai. Bet reikia nepamiršti, kad yra dar ir blowinti accountai, moki už accountus, už visus testus, testavimus ir panašiai. Šita programa bus jūsų, kaip sakant, toksai CV, kur galite prisijungti savo funded accountus, challenge accountų net negalit jungtis prie šitos, lygtais kiek, jeigu neklystu. Ir, žodžiu, bus leaderboardai, visus galėsit sekti savo accountus, žodžiu, kaip visa optimali statistika, kuri yra reikalinga. Taip pat trading competitionai bus. Ir, žodžiu, čia tokia, kaip sakant, bandom sukurti tokią traderių social media, kur, kaip pavyzdys, čia bus profiliai su aliasais, ta prasme, viskas modernu ir žodžiu, toks naujoviškas MyFX bookas, kur bus dar tokia, kaip sakant, starto platforma pasiekti institucinį prekybos lygį, nes šitos platformos, kurie yra WeTrust Capital Management. Ir tai yra, WeTrust Capital Management yra realus cash hedge fundas. Ta prasme, ten nieks netradina jokių profirm accountų, nieko, ten tiesiog hebra tradina realius live pinigus. Dabar fondas yra apie 20 milijonų eurų kažkur. Fondas yra Nyderlanduose ir auga po beveik 1 milijoną eurų kas mėnesį. Tai ten, kaip sakant, ne jokių demo prekybų nieko nėra. Tai va, ir čia faktas, ta prasme, kad ganėtinai pigi paslauga, ar ne, ten, kur rinksitės, norėsit, nenorėsit, čia jums reikės, nereikės, bet aš žinau pagal save, kad čia ir kažkuriuo metu ir kopijuoklis atsiras, kad galėsiu kopijuoti nuo vieno. Jo, čia galima bus live CC prisijungti. Jo. Čia trackingo bus visas, ta prasme, čia bus tavo, ta prasme, jeigu tu norėsi parodyti savo, kad tu sugebi tradinti, tai niekas iš tavęs nesakys, parodyk, kiek tu payoutų gavai. Ar ten parodė, kaip tu menedžini demuškės prop firmų. Ne, visi sakys, davai man duok savo 2 metų live account'o. Tai aš neku live account'o nebūtinai, kad tik tai savo cash account'o, bet live account'o, kaip pavyzdys, funded account'o tiesiog, ar ne, kuris yra prijungtas, žodžiu, visą statistiką. Ir pagal tai spręs, ar tu gebi prekiauti realiai ar ne, o ne pagal tai, kiek turi payoutų. Tai čia šiek tiek ta platformos tas naudojimas ir kadangi čia bus viskas, ta prasme, social ar ne, matysit ir mane, Arnas Capital, taip toliau, tai šiek tiek galbūt ir leis, tiksliau neleis daryti nesąmonių, biški kažkaip gal jūs ir kontroliuos, šiek tiek, nes žinosit, kad jeigu čia bandot kažkokią tai ateitį kurti, tai nenorėsit gadinti savo statsų, nes čia bus jūsų tokia, kaip sakant, po padidinimų stiklų viskas matysis, kaip prekiaujat ir panašiai. Taip, tai žodžiu, ir pradedam su 50 $000, žodžiu, competitionu. Tai čia yra tokia, kaip sakant, investicija iš paties fondo, ar ne? Turėsim 25 laimėtojus ir žmonių dalyvaus šiuo metu yra, man atrodo, apie 350-400 kažkur dalyvių. Mėnesį laiko tradinsim tuos $1000 accountus, ar ne, kuriuos ten turim jau patys pasidepozitinti, dėl to čia daugelis atšoks iš traderių, ta prasme, už tai, kad reikia savus pinigus naudoti. Jos belia kada ten, kaip pavyzdys, norit už savaitės laiko ten paimat išsitraukėt, bet iš karto diskvalifikuoti esat iš, ta prasme, iš turnyro. Tiesiog tradinsim tą $1000 ir bandysim patekti į bent jau 25, į top 25. Tai prizai tokie ganėtinai, sakyčiau, viršui visai neblogi. Čia aš nekėjau su founderiais, klausiau, kaip suprast apie tos 100K funded accountus, tai tiesiog sumokės už jūsų norimus challenge'us.
tada 11-15 display, 7-10 MacBookai nauji, nu ir tada 4-6 jau cash prizai visokie, pirma vieta Rolexas ir $5,000. Tai visas šitas competitionas truks mėnesį laiko iki lapkričio 1, visą spalį. Ir, žodžiu, 25, top 25 skrisim į eventą, tikėkime, kažkas bus iš mūsų grupės, aš tikiuosi, kad aš tikrai būsiu. Ir čia dar nerašo, kur jisai bus, bet aš jau žinau, kur bus, jisai bus Romoje. Tai, žodžiu, susipažinti su visa TradeFlow komanda, su WeTrust Capital Management ir panašiai. Tai, va, tai paprastas, ta prasme, tiesiog prisijungiat prie brokerio, atėjus startui, nereikia depozitinti dabar, ten kaip pavyzdys, ten nieko, jokių, ateis, ten kaip pavyzdys rugsėjo 30 dieną, depozitinat $1,000, kas nori dalyvauti, tikrai žinau, kad bus iš čia esančių, kas dalyvaus. Tuo labiau aš irgi visą viešai šito turnyro, visą kelionę irgi rodysiu. Ir viskas. Ir tada iki mėnesio galo prekiaujat, stengiatės neblauinti to akaunto, visus statistikas visas matysit, kas pirmoji vietoje ir panašiai, tai maždaug manau, kad nebus tokių, kur varo linten ir panašiai, nes vis tiek $1,000, tai nesinori, ta prasme, praknisti. Manau, vis tiek bus rizika ten per kokį traidą po 5 galbūt procentukus, gal po 10% naudosim. Nu, tos į čia bus rizikingesnis tiems, kas nori ten į tą top 25 tikrai patekti. Bet ir prizai neblogi. O pinigėlius įsimti galite belę kada. Tai va, tai žodžiu, čia yra žinutė nuo manęs taip pat irgi, kodėl man svarbu buvo pradėti dirbti su WeTrust Capital Management ir su TradeFlow, vien dėl to, kad, kaip matot mano žinutė, tai šiek tiek išversiu, kad pradėjom įrodinėti savo prekybos įgūdžius prop firmose, bet čia tik tais yra pirmas žingsnis ir tikrasis žingsnis visą laiką yra įlysti į tą institucinės prekybos infrastruktūrą, kur jūsų tas track recordas gali kažką už jūs nuveikti. Tai TradeFlow dėl to yra cool, nes bus galima parodyti švarų ir verifikuotą, ta prasme, track recordą. Tai va, tai žodžiu tiek apie TradeFlow. Čia prieisim. Nu gerai, galim pasilikti tada Rain Trading. Vėlgi, rodau dabar jums tokius dalykus, ko tikriausiai nelabai gal esate dar ir matę, kas tai yra ar ne. Vėlgi, kaip ir minėjau, antrasis sezonas Arnas Capital yra būtent fokusuotas šiek tiek iš prop firmų prekybos į realų, į prekybą realiuose hedge funduose. Kaip pasiekti hedge fund lygį, kaip patekti į hedge fund. Dar nieko, dar TradeFlow dar nėra nei prisijungti nieko. Kitą savaitę prasidės alfa, aš viską informuosiu, kai jau bus galima viską. Tai žodžiu, Rain Trading yra dar vienas hedge fundas. Čia lygiai taip pat jie turi assessmentą, ar ne? Tai jie pastoviai ieško traderių pelningų. Tik čia šiek tiek yra viskas kitaip. Galit pasiskaityti patys raintrading.com. Traderių turi iš Two Sigma, Gelbert ir Jane Street. Ta prasme, čia tie, kas jau sukatės šitam versle ilgesnį laiką, tai žinot, kad čia yra, ta prasme, viso šito verslo, kaip sakant, Apple, Microsoft ir taip toliau. Tai dabar, žodžiu, apie assessmentą, ar ne, čia šiek tiek kitoks, aš irgi lygiai taip pat šitą assessmentą viešai darysiu šį sezoną. Tai, žodžiu, čia assessmento kainos yra $389 į mėnesį ir, žodžiu, viskas vyksta maždaug taip. Tai 30 dienų, žodžiu, turim dirbti su šituo akauntu iki 20% profito. Vienintelė taisyklė – respect the daily stop loss. Viskas. Nieko daugiau kito. Vienintelė taisyklė – tai yra daily stop lossas. Nėra jokio drawdowno, nėra ten overnight hold. Ta prasme, viską galima daryti. News trading allowed, viską tu gali daryti. Vienintelė taisyklė yra, kad negalima
um, negalima $2,000 viršyti per dieną stopo ir 30 dienų reikia prekiauti visą šitą. Ir eiti link 20% targeto. Tai čia minimum trading days 30 dienų. Tai čia vėlgi norintiems, kaip sakant, siekti galbūt to, ko aš noriu siekti, ar ne, tai yra patekti į hedge fundų, į institucinio levelio prekybą. Tai va, ir čia jau bus su futures. Tai jokių CFDs, nieko, čia yra futures. Tai kitos šiek tiek platformos, bet aš kaip ir su futuresais dar nelabai draugauju, bet pabiški pradedu testuoti euro futuresus ir panašiai. Žinau, kad prekiausiu tikriausiai arba aukso futuresus ir aukso, Nasdaqo ir euro. Tai mano 3 pagrindinės tokios testavimo tokie instrumentai. Tai žodžiu, apie rain trading tiek. Dar vienas toksai, kaip sakant, tokia naujovė, apie kurią tikriausiai nežinojot, kad egzistuoja. Jeigu žinojot, tai sakykit, kas žinojot. Bet, žodžiu, vėl ir visą šitą bandysim YouTube procesą rekordinti, ta prasme, TikTok'e visur viešai, žodžiu, eiti, daryti, kad matytumėt viską, kaip čia kas vyksta ir panašiai. Na ir paskutinės naujienos, tai nauja prop firma, tai manau daug kas matėt, kad jau su Funding Pipsais likau tik tai jų traderis, visi streamai, kurie buvo ten ir, žodžiu, brand ambassador ir taip toliau, visi tie dalykai jau baigėsi. Einu šiek tiek kitų kelių, stengiuosi daryti šiek tiek daugiau, nenoriu likti vienoj vietoj, kai matau, kad yra, kaip sakant, galimybės kur kas didesnės kitur, žodžiu, tai, kaip sakant, nesinori stovėti vietoj, todėl buvo šiek tiek pasikeitimai. Tai džiugu pranešti, kad Funder Pro, jeigu kas žino DoviFX, jisai lygiai taip pat su šia įmonė yra susiję, ar ne. Tai dabar, taip, jie yra Ferrari, žodžiu, vieni iš Ferrari rėmėjų. Tai dabar kodėl būtent su šita kompanija pasirinkau bendradarbiavimą, tai yra būtent šie accountai, tai yra Daily Rewards accountai. Kainos nėra iš pačių pigiausių ir profit targetai nėra iš pačių mažiausių. Bet kame visame šito esmė, kodėl taip puoliau? Tai yra, to jau palaukit, kur čia mačiau. Žodžiu, consistency. Tai 45% consistency taikosi tik tais challenge'ui ir verification'ui. Ir daily rewards'ai lygiai taip pat on demand. Master account'e jau nėra. Tai reiškia, kad jūs galit praėję challenge'ą, ar ne, ir laikydami 5% tą consistency levelį, jūs daily rewardsus galit gauti po porą kartų į dieną. Tai yra, jeigu jūs turit Londono metu tradą pelningą, ar ne, gaunat take profit, užsidarot profitą, requestinat payoutą, payoutai dažniausiai atkeliauja valandos bėgyje labai greitai, ir jeigu turite pelningą tradą New Yorko metu, jūs vėl galite requestinti ir gauti tą pačią dieną. Čia yra niekur nematytas modelis, nes visur būna atvirkščiai. Dažniausiai, jeigu consistency rulesas yra, tai jo gali nebūti challenge'o vietose, bet jisai būna ir riboja, hello, būna funded account'e būtent, o čia to nėra. Tai čia yra, nuo pirmadienio pradedu prekiauti būtent šį accountą. Ta prasme, čia yra kosmosas mano akim. Kaina taip, šiek tiek didesnė, ar ne, kaip pavyzdys, $1,100 už 200 K, bet jau gerai, pažiūrim 100 K, ar ne, 500 PM. Ir su kodu Arnas Capital 20% nuolaida. Nu tai realiai 100 viršaus sutaupot. Tai
visi matysit, atsirado du kanalai, angliškai prop discount codes ir lietuvių prop nuolaidų kodas. Tenais bus visi prisiregistravimams linkai, užsiregistruojat su mano ta nuoroda ir 2%, žodžiu, nuolaidėlės. Ir futures traderių taip pat nepamiršom, lygiai taip pat, dar kaip ir minėjau, pats su futuresais nelabai dar kol kas draugauju, bet lygiai taip pat futuresams turėsim didelės nuolaidas, kainos ir taisyklės galite rasti funderprofutures.com, su komandos nariais, kurie prekiauja futuresus, pasitarėm ir turim šiokią, ja, taip ir galvojau, kad tau patiks. Tai, žodžiu, pasitarėm ir pažiūrim toliau. Mes norim būti tokie, kaip sakant, atviri. Tai yra ir minusiukų, ir pliusų lyginant su kitom kompanijom, bet tai jau žiūrim. Žodžiu, pagrindiniai tokie minusiukai yra tai, kad profit share'as, ar ne, yra pirmam payoutui 6%, antram 7%, tada trečiam 8% ir tada jau laikosi 80%. Tai pirmi tie du payoutai tokie, jie mažesni šiek tiek. Toliau kainos kaip ir kompetitingos, ar ne? Dar nepamirškim, kad bus activation fee. Taip, yra $129 visiems accountams. Resetai $60, consistency rulesas, end of day, kaip pavyzdys ant PMK accounto yra 3000, tai 6%. Ir žodžiu, jo, kaina plus minus challenge yra konkurencinga, plus dar bus su mano tuo kodukų nuolaidėlės visą laiką. Tai jums jos visą laiką galios. Tai visą šitų surasit jau tuose naujose kanaluose. Tai va, tai ir vėlgi iki 200 000, ta prasme, nu, ženkliai pigesni yra tie futuresų accountai, tikrai. Tai kam aktualu, tai viskas bus Discord'e vėlgi ir duosiu, neskubėkit registruotis dar niekur, duosiu nuorodą tam, kad nuolaidėlės pristaikyt, nebus ten jos galbūt labai didelės, nu 2%, bet vis tiek ten sutaupysit ant čia sutaupysit ten kokį apie 100, jeigu kažkas pirks challenge, kas čia pirks, sutaupys ten kokį gal gerai, tebūnie 15 eurų, ta prasme, ar ten $15, bet žodžiu, su mūsų nariam bus pigiau. Tai va, tai žodžiu, tiek naujienų, tikiuosi, kad viską pasakiau, jo, paminėjau dėl giveaway, parodžiau naujas prop firmas ir pasakiau dėl trading competition'o. Šokam į grafikus. Gerai, doleris. Tai jūs dar gurkšnį vandens. Ir dabar unmutinu visus, galit patys save atsimutinti, jeigu jūs turėsit kažkokį tai klausimą ar dar kažką. Tai galite tiesiog klausti, nes į chatą, nežinau, žiūrėsiu, bet numatysiu chatą, bet taip, trinam viską lauk. Dabar čia. Kągi, weekly, doleris. Nu, kaip matom, ne kažką čia tas judėjimas, ta prasme, ogi todėl, kad neužilgo FOMC. Bet bandyta tikrai pušinti kainą į viršų, bet visi klauzai kaip ir bearish. Bet nepamirškim, kad mes vis dar savaitiniam grafike esam vienoj savaitiniai bulių žvakiai. Ir tik dabar pavykinom čia tos žvakės low. Kai buvo didelis volumo
Surdžas. Tai aš vis dar, nors ir degu losing streak'e, ta prasme, su selais, kas liečia poundus ir eurus, žiūrint į savaitinį, nu, norėčiau pamatyti savaitinio grafiko change of character, bent jau. Tai tu jau dar struktūra 4 valandų up, daily čiokas, pažiūrėsim, bet to čiokas weekly up. Tai esam savaitiniam demande ir labai labai bildinam čia daug liquidity, tikrai labai daug. Hey, good evening, Nitin. Price action not so good for you these days. How are market treating you, sir? Same. I'm buying when I'm supposed to be. I'm selling when I'm supposed to be buying. But yeah, I'm just looking at the bigger perspective, and I don't mind getting into a 8, 10, 12 trade losing streak. But then, like, if I get in correctly, then I start riding the trend from the very bottom, and then few wins, and I'm on break even. So, tai I'm sorry, I'm doing this in Lithuanian simply because there's way more Lithuanian people here. Vis dar esam tam pačiam demande, žodžiu, kaina kaip ir nejuda niekur, tai čia pasiliekam mes tą zoną, mes žinom, kur esam, maždaug žiūrim į čioko levelius ar ne. Tai einam į daily. Tai daily galim imti paskutinę buy. Oi, paskutinę sell reikėtų imti. Na štai. Tai turim daily zoną, į ją jau lindom vieną, antrą kartą sureagavom, trečias kartas įlindom ir vėl sureagavom bullish. Tai kaip ir pirkimas yra, bet čia vidiniai šitoj struktūroje judam bearish, nu bet man čia nieko kito kaip tik liquidity. Ypatingai, kad turim čia tokį gapą ir 4 valandų mes jau bullish esam. Tai mes galim dar ir iki čia galbūt įlysti. Priklauso daug kas nuo FOMC. Labai priklauso daug kas nuo FOMC, bet manau, kad dolerio katai jau yra kaip ir praisinti. Mačiau, yra ten tokių, kur šneka apie 1% katą, kur tik tais yra buvę COVID metu per visą istoriją. Tai manau, kad taip nebus, bet reikėtų atsargiai žiūrėti, kas ką šneka, kas kokias prognozes duoda. Tai būkite atsargus, ta prasme, nes, nu, tikėtis pirmo kato, kuris gali būti 1%, yra tikrai labai naivu. Tai čia man yra liquidity. Viskas vėl, kaip minėjau, esam šitoj kojoj, vis dar judam čia ilgą laiką nuo Liepos mėnesio vidurio galo kažkur, ar ne, 3 savaitės. 4 valandų čiok. Gerai, žiūrim, 4 valandų vidinė struktūra yra ryškiai į apačią šiuo metu ir esam ganėtinai oversold teritorijose, kas liečia premium ir discount. Bet su kiekvienu pakilimu, gal netai pažymėsiu, su kiekvienu pakilimu turim naują lower low. Ir tai reiškia ką? Downtrendą. Vėl lower high ir lower low. Tai mūsų vidinė struktūra yra tikrai bearish. Čia matom supply zonas. Kurios yra gerbiamas.
Čia dar kam kyla klausimų, ar veikia order blokai. Nuveikia, kaip matot. Tik tais reikia tuose vietose ieškoti bajų ant poundo ir ant euro. Gali nebūti viskas idealiai atitikti, bet ta prasme, jeigu doleris veikia, tai veikia ir jie. Ir euras, ir poundas. Um, taip, leidžiamės ar ne, esam. Čia dabar pasižiūrim kokią 4 valandų zonytę. Inside baras. Nu, va čia taip, va, turėjom tokį. Žiūrint į šitą vietą, vienintelė anomalija tokia, tai būtų šita didelė žvakė ir tas inside baras. Į jį bakstelėjom, taip, bet galim pargrįžti, susirinkti daugiau orderių. Čia buvo vienintelė žvakė, kai kaina ėjo į šoną iš šito viso judėjimo. Tai reiškia, kad konsolidacija buvo. Tai čia buvo ne konsolidacija, o akumuliacija, orderių akumuliacija, ar ne? Tai potencialiai viskas judesys čia buvo kaip ir liquidity per ilgą laiką, ar ne, čia kaip sakyti, nuo 13 august, nu tai tuoj mėnuo bus. Dabar klausiam savęs, ar čia gali būti tikrasis mūvas, ta prasme, toliau į viršų, artėjant FOMC, ar visgi mes eisim toliau į apačią. Tai dabar iš struktūrinio levelio, iš struktūrinio lygio žiūrim change of character, ieškom, kurioje vietoj būtų, čia low yra 431, čia 430, ar ne, tai šitas čia yra low. Ne, tai kaip čia negalėjo būti inside baras, kodėl čia inside baras? A, jo, 431, tai šitas aukščiau už tą, ok. Tai 4 valandų change of character leveliai ir supply zonos yra čia. Va tokią supply'aus grandinę turim. Kas dabar įmanoma, ar ne? Atsidarom su kaina, padarom apatinį viką ir turim aukštesnius change of character levelius. Čia ganėtinai ilga kelionė iki tol, kol charakterį pakeistume, plus visą tai būtų premiume. Manau, kad yra šansų padaryti dar vieną naują low ir nuimti šitą liquidity. Tam, kad turėtume artimesnį choke levelį ir tada potencialiai galbūt žiūrėti taip kainą. Tada turėtume liquidity čia nuėmimą, high ar low ir high ar high. Bet stengiamės neprognozuoti taip daug. Lauksim market open. Kaina gali tiesiog ant 15 minučių trendinti į viršų, link čia drąsiai. Taip, 15 minučių. Taip. Čia turėjom swing break of structure.
Čia turėjom vidinės struktūros break. Čia naujo lau neturim. Trūksta čia likvidacijos. Taip. Nu visur diskaunte esam ant visų. Kainos pigios, žodžiu, dolerio vis dar. Nu ką, 15 minučių žiūrim į 4 valandų grafiką. Nelabai čia ką. Turim 4 valandų zoną. Tai dabar reikėtų stebėti tada 15 minučių, nu vis tiek, kadangi čia turim internal break of structure, ar ne nuo šito, tai čia yra šitie leveliai kaip ir stiprus, jie jau mitiguoti. Ir nuo čia yra sujudėta. Čia turim potencialiai galimą reakciją, bet čia gali būti ir liquidity, galim tiesiog bakstelt į didesnio time frame zonos. Tai ką tokiu atveju galim pasidaryti, brėžti čia. Ir stebėti viską, tik tais kas yra žemiau šito lygio. Tai mums čia tampa liquidity. Žiūrim, ar turim kažkokių buy to sell vikų. Tiksliau sell to buy. Pažiūrim, ar žvakutė low 534, open 534. Ok, čia šitam feedai irgi nėra. Čia pažymėsim kaip imbalansą. Tiesiog žvakė neturėjo apatinio viko. Potencialiai galim grįžti va į šitas kainas 975 šitose vietose kažkur. Norėtųsi pamatyti, ką čia veiksim irgi. Kol kas jokių supply, apart šitos vietos ar ne, šitos zonos, nieko nėra. Norėtųsi daugiau kainos pamatyti, kaip kaina juda. Čioką paliksim, nes čiokas apsikeis po to iš karto, tai nėra tolko įžiūrėti. Ir kas čia decisional, kokių zonyčių turim didelį disbalansą, potencialiai čia galim reaguoti. Toks kaip ir labai obvious, nelabai aiškus, tai mėgsta tokios vietos irgi liquidity tapti, bet mums reikia premiumo, čia premiume yra. Ir čia didelis buvo tas disbalansas. Šiaip čia visur liquidity. Užsimetęs būsiu tą zoną, bet man čia bus tik reakcijos zona. Nenorėsiu nuo čia važiuoti selų kažkokių. Nebent nuo čia pasikeistų vidinę struktūrą bearish tada.
Tai jau minutė. Tai grįžti. Okay. Euras. Bullish close. Oi, linai nepiešk ant mano ekrano. Kaip čia dabar tą panaikinti? Tuoj palas, stop share. Ok. Weekly. Niekas nesikeičia. Taip pat esam tose dviejose žvakėse. Man čia liquidity rodo. Realiai tokia pati situacija. Pažiūrėsim, kaip čia su tuo swingu, nes čia buvo strong swing. Daily change of character buvo čia. Daily change of character čia. Tada jis čia naujas high ir dabar daily change of character būtų čia. Todėl va taip, čia zona. Ir zona čia. Susidėliosim iš naujo visą struktūrą. Weekly chokas bearish, swingas bearish. Daily swingas bullish. Yep. Daily chok bullish. Tai gerai rašom up tiesiog. Aukštai premium esam. Bet bullish ant daily. Čia geros zonos pirkimam. Kai ten pažiūrėsim 15 minučių, tą swingą 4 valandų einam, nu, ta prasme, realiai identiškai atrodom kaip doleris, nu, labai labai panašu. Swingas yra down, vidinė up, čiokas bus irgi up.
Mm. Čia zonytė, 4 valandų. E, Panašiai dabar kaip ant dolerio, ne, irgi. Tai jeigu čia ignoruojam tą čia strong swing, čia weekly levelis, jo, čia weekly. Galim dalipti iki čia, tikrai galim. Galim dalipti net iki pačio viršaus, nes čia nesam buvę va šituose va gepuose. 1,18 vėl įlysti 1,18. Reikėtų neskubėti sėlinti čia. Reikia aiškių ženklų. Tai kaip pavyzdys dabar, jeigu gaunam naują high, taip pat kaip ant dolerio, čia tada atsiranda 4 valandų choke levelis, ar ne, šiek tiek arčiau, nes dabar jisai yra va čia, realiai ten pat beveik kur daily, nes čia jokių high ir low nėra. Tai bullish ant 4 valandų vidinės ir ant čoko. Nu ir 15 minučių. Svingas. Čia flipinam bullish. Kiek čia tas pullbackas? Nedaug, 36. Čia toksai grinai prieš FOMC. Taip, turim tokius dabar matmenis. Svingas yra up. Vidinis. Čia turėjom naują high. Ant dolerio neturėjom, čia turėjom. Tai čia vidinė. Gaunasi jau bearish. Čia change of character. Čia nemitiguotos zonos. Manau, čia galim grįžti šitas va kainas. Čia. Ir čia toksai decisional buvo, kur neatlaikė ir buvo struktūriniai pasikeitimai. Bet man čia vėlgi atrodo liquidity, nenuimėm nieko, jokių čia, nu, inside bar tik tais nuimėm. Nu, čia paliekam. Na, reikėtų premiume zonos, ne, visgi šitą ištrinam. Man čia liquidity labiau. Vien dėl to, kad aš taip atsimetu zonas, nuo kurių neselint ir netreidint. Nes man yra čia diskaunte netitinka taisyklių ir aš jos tiesiog nesižymiu. Tai man vienintelė zona, kuri atitinka taisyklės, tai yra šita. Internal down. Čiokas nesvarbu šituo metu dabar kol kas.
Taip, nu tai su buy, su pirkimais dabar norėtųsi, kad kaina biškelį tada pargrįžtų čia kažkur tas geresnės kainas, nes esam premiume, to svingas bullish yra, tai stebėsim vidinę struktūrą, prekiausim su jie vien dėl to, kur esam šiaip su kaina ir kas mūsų laukia, ta prasme, kas liečia makro elementus kažkokius ar ne. Kaip ir galėtume čia va šitą važymėtis. Čia toks aiškiausias būtų turbūt. Jo, čia aiškiausia būtų. Čia turėjom atsišokimus, ta prasme, čia buvo daug volumo šitose vietose. Tai ten tokios kaip ir geriausios zonos, kas liečia 15 minučių grafiką, bet reikėtų vėlgi, ta prasme, čia tokie ganėtinai agresyv būtų ėjimai. Nu, čia turim būti out realiai. Nu, kadangi čia su trendu svingo, tai galima eiti į tokius. Bet norėsim šiek tiek daugiau, daugiau confirmationų, kai ypatingai ant šitų risk entry tokių, nes buvo nemažai tokių tiesiog tiesiai stop loss, ypatingai kai turim zonas dar kažkokias apačioj. Tai tiesiog lauksim kažkokio tai aiškaus order flow ir eisim su momentiniu to order flow. Tai va, su eurų tiek. Šiandieną užteks, jau beveik visą valandą. Svarą pažiūrėsim rytoj su VIPais trading sesijoje. Užmesim akį arba Londono metu, arba New Yorko metu, arba įmesiu į grupę screenshotų. Tai va, tai ačiū tiem, kas atėjot. Tikiuosi, jei kažkas kažkokiu klausimu turi dar kažką, tai rašykite į chatą bendram Discord'e ir linkus parodysiu visus, numesiu naujuose kanaluose. Viską matysit tenais. Tai ačiū Jums.